Halva, paukščių pienas, ožkos pienas, sultis kažkokios. O kaip, paro, kaip tau pavyko? O mama dar nei vienas nesugavo, mama pikta kaip velnias. Nu kągi, palinkėkit mums sėkmės, mes susirašėm į kalnų žvejybą. Žiūrėkit, kokie katinai čia. Pabėgo. Užsilipa ant kėdės, ane? Ir visko prašo. Pasakok, Rokai, ką ten sakė, kur važiuojam? Žvejoti. Ir Ką pagausi per valgyti. ta prasme, jei nieko nepagaunam, tai liekam alkani žvejybai. Nebent kažkas, kas pagauna, gali pasidalinti. Gerai. Mes po truputį kylam į kalną su automobiliu ir mums kas užgula ausis. Užgula ausytė. Važiuojam. Važiuojam gaudyti žuvytės. Nu kągi. Kur mes čia atvažiavom? Aš klausiu, iki kelių būsim. Jisai sako, no problem. Susikalbėjom. Ne taip ir šalta, kaip mes galvojam. Matot, kokie kalnai. Taip. Bendrai šalta. Gerai, kad apsirengėm, aš jums pasakysiu. Mus perspėjo, kad būtinai apsirengtume, nes kalnuose šalta. Jeigu prie viešbučio 27, tai čia, sakyčiau, kokie 20-18. Kažkas tai. Žiūrėkit, restoranas. Tipo ant vandens. Nepatogiai sėdėti, ne? Здравствуйте, доброго дня. На пару слов здесь находится. Ką mums supasako, ką darysim, 2 valandas žvejosim, o po to valgysim, ką sugavom. Taip. Čia yra, pasirodo. Žinai šitą techniką, pasikanie, kaip lietuviškai? Nežinau, kad lietuviškai. Aha. Rokai, tu man rodysi, aš nežinau, kaip gaudyti žuvis. Neaiškiai, yra tokia nesąmonė. Man rodys, kaip žvejot, aš nemoku. Вот, ребят, тут ничего сложного нет. Берете небольшой кусочек, нанизываете сюда. Я, например, как правило, накрываю крючок, чтобы его не видно было. Плавно туда. Чек. И начинаете вот так все время раздражать. Вот так. Ага. Дразнит. Когда почувствовали удар, тут уже леска начинает. И леску надо поднять. Все, окей. Stovi visi ir gaudo žuvytę. Aš netgi matau, kaip jinai priplaukia, pradeda ėsti, biškį apėdė, o žiūrėkit, apėdė ir pabėgo. Net matosi. Aš net matau tas žuvis. Gudrios? Žino, kad turistai atvažiavo ir jos tokios, ne, davai einam aplinkui. Ne. O kaip, paro, kaip tau pavyko? Eik tu sau, Rokai, paro. Koks jausmas? Dabar eisi rodyt man, kaip gaudyt žuvis. Kaip jie tą daro, aš nesuprantu. Pirma žuvytė? Rokas. Rokas sugavo, tetis sugavo, parodė. Tetukai, tavo žuvis kokia. Ulala. Kaifas, Rokai. O mama dar nei vienas nesugavo, mama pikta kaip velnias. Ir vėl Rokai. Trečia tavo žuvis.
Valia! Pagaliau! Pažiūrėkit, kokia žuvytė! Wow! O. Va, antra mano žuvytė pagauta. Pagavau. Aš jau pradėjau filmuoti, galvoju, nu čia tai bus žuvytė. Bet jausmas, kad žuvytė, ne? Aha. Aš trečią pagavau. Tralalalala. Aš supratau, kaip reikia žuvį gaudyti. Это еще. Ого. Да, самая большая. Ира. Paruok. O, gerulė. Žiūrėkit. Pusė kibiro. Pusė kibiro pas mus. Ir pas senelį. O? Vat. Tėtukas trečią žuvelę pagavo. Aha. Да, у них какое-то заседание. Там только что. Nu, Jūra, kiek? Ir mes turim 22 žuvis. Iš vienos pusės gerimas. Iškart sakau, kad verta kelionė, labai pasiteisino, nebuvo netgi šalta, mato, trumpom rankovėm esam, nebuvo šalta ir aš dabar žinau, kokiose vietose kimba žuvis, net jei tu nemoki žvejoti ir ką reikia daryti. $50 kainavo kelionė, ar eurų. Žodžiu, šitos žvejybos kaina 50 eurų, į ją priklauso atvežimas į viešbutį, nuvežimas, žvejyba ir skanus pietus. Nu, skanus, tikėkime, kad skanus. Tai dar siūlyčiau, kai atvažiuosit, tai žinot ką, kai čia būsit netoli Kemero, čia yra prie Kemero, eikite į pirmą arčiausiai restorano baseiną, ten daugiausiai žuvų gali pagauti tie, kas nemoka gaudyti. O čia bus mūsų stalas ir mūsų, va čia kai atvažiuoja, va prie šitų namelių, mums kibo žuvis, va kada ten meti prie vidurinio namelio. Aišku, profesionalai galėjo sugauti ir ten, kituose baseinuose. Aš nesugavau nei vienos žuvies. Aš viską sugavau čia, 5 žuvytės. Ir va matot, iš karto eina restoranas. O dabar turkiškos arbatos noriu paragauti. Karšta. O mes dabar ragausim dar ne tik žuvytę, bet ir turkišką arbatą. Nežinau, kas tai yra, bet pažiūrėsim, kuo jinai ypatinga. Galvoju, iš pat pradžių bus labai stipri, kaip čefyras kažkoks, bet iš tikrųjų visai skaniai patapo ta arbata. Net labai skaniai. Taip, va šitą išprašym už $5. Tokį rėmelį. O Roko stiklo rėmelis sakė $10. Šitą norėjo irgi 10 imti, bet mes už 15, žiūrėk. Это хлеб турецкий, ar ne? Duona turkiška, krevetочки и кальмарчики. Креветки, блин, лососку. Okei. O dabar ateina mūsų sugauta žuvytė. Pažiūrėk. Katinas aplink vaikšto. Čia tokia autentiška vieta. Kad aš нас будут отправлять в Уизик. Čia tiek autentiška vieta. Toks kaimas. Nu kągi. Čia yra žuvis, kurią sugavom, o čia dovanoja mums truputį avienos. Žodžiu, skaniausia žuvies restorane buvo
Ėriukas, aviena. Tai suvalgykit iš kartą vienam, kad neatšaltų, nes jinai buvo nerealiai skani. O žuvytė man tai per daug paprasta. Ir sausoka, ir tarsi trūksta jai druskos, prieskonių. Bet jūra valgo jam gerai. Man patiko. Tau patiko, ne? Сделал дело, гуляй смело. Мороженое. Спасибо. O čia yra ledai. Поэтому урок и тоже. Mes ragausim dabar jų ledus. Халва, мед, птичье молоко, козье молоко, свежелыжатый, скорее всего, персиковый. Kas? Да. Halva, paukščių pienas, ožkos pienas, sultis kažkokios. Medus. Visai ne. O kaip saldu. Tėčių negalima. Kaip saldu. Ne. Einu arbatos pasiimti nesaldžios. Nu, Kit kokio čia dydžio šuniukas. Jeigu jisai paleistas tarp žmonių ir nieks nieko nedaro. Šaunuolis. Einam. Kokia nuostabi diena šiandien, nemoku apsakyti. Jeigu tik tai būsi Turkijoje prie Kemero, nuvažiuokite pažvejot. Aš ne žvejys. Aš praktiškai savo gyvenime 3 žuvis sugausiu. Šiandien sugau 5 upėtakius. Geras oras. Fainas maistas. Kaip fainai negaliu. Man 5 žvaigždučių viešbutis nepadarė tokio įspūdžio kaip šita žvejyba. Rokai, tu matei šitą kupranugarį? jo. Dar vienas kupranugaris. Nesimato jums aišku, kokio čia aukščio kalnai. Mes esam. Kad prisiminti, kaip vadinasi vieta, kurioje mes čia buvome. Va taip. Nu, dabar namo. Į viešbutuką. Jiems Dievas žino, kokia aš laiminga šiandien. Dieve, kokia man gera diena su šita žuvim. Aš nemoku apsakyti.